Sveiki, pagaliau šiandien galiu sveikintis iš mūsų naujos studijos. 1,5 mėnesio sunkaus darbo savo rankomis, studija pabaigta. Šiandien norėjau pasidalinti istoriją, kodėl pradėjau šią naują podcast'o kelionę ir kodėl mano projektas vadinasi Gyvenimo projektas. Matote, kiek save prisimenu, visą gyvenimą domėjausi skirtingomis gyvenimo sritimis. Mano gyvenimo kelionė nebuvo linijinė. Turėdamas muzikos, sporto ir verslo išsilavinimus, galiu pasakyti, kad vėlesniame gyvenimo etape viskas susipynė į vieną visumą. Savo kelyje susidūriau su nemažai abejonių, nesėkmių, netikrumų. Visa tai man padėjo tapti dar stipresniu. Taip ir gimė idėja pradėti Gyvenimo projektą. Šiandien antra diena, studijos įrengimo darbai. Užsidėjom vakar pirmą sluoksnį, Alvydas, turim tokių minčių, kadangi podcastas, kaip pokalbių laida lietuviškai pasakyti, bus apie tai, kad norim intelektualius pokalbius turėti skirtingom temom, tai įsivaizduojam, kad sportas bus ir Alvydas padražinės truputėlį. 6 figūras, kokias sportą, apie meną. Kažkokius simbolius. Manau, sugalvosim kažkokius simbolius. Simbolik apie mokslą, apie sportą, apie muziką. Jo, apie santykius, apie mediciną. Reiks surasti dar. Tai aš galvoju, iš kokius 6 simbolius. Jo, 6 pasidėsim bus. Natą. Natas, jo. Natas, ar kad būtų plačiau, jo. Natų ženklus, kažką ten apie sportą. Ką apie sportą? Kamuolę nedėsim, nes toksai labai jau tiesmukiškai. Gal pas jūs, kad daugiau taip bica kokį. Jo, kad aktyvus gyvenimas kažkai. Kadangi esam sporto klube, tai įsidėsim, nes prie tų ikonų, jeigu įsidėsi žmogų, nelabai gal tiks čia. Aš manau, čia nėra, neturėsim nė vietos tiek daug. Ir šiaip šitas paveikslas turi toks nepastebimas būti. Taip, jis yra į dekoro detalę. Čia bus dekoro detalė. Neturim atsisėdę žiūrėti, analizuoti, kad būtų lengvai susivirškinama. Nusidažėm paskutinį sluoksnį, siena lygiai atrodo, paveikslą tik tai greičiausiai reikės persidažyti, nes yra bronzinė spalva, kaip auksiniai dantis atrodo. Tai bandysim spalvą pakeisti, panelės čianais šoniais, užuolaidas atvaro šonę pasidėsim. Įranga tai visa jau supirkta, viskas gatavo išsitestuot, stalo kojos ateina šiandien, viskas į pabaigą. Tai manau per savaitę laiko viską sustatysim, išsitestuosim ir bus galima kokį laivą paleisti. Gražėja po biškį, žinot, kai savom rankom darai, gausis perfekt. Svetimom rankom galima tik žarijas žarstyti. Tai čia dar tik tai įdirbinėjam, įvertinsit. Paveikslo spalva greičiausiai keisis. Pajunginėjom studiją, įrangos daugiau turbūt negu reikia, bet iš tikrųjų, kaip sakiau, viskas profesionaliai, kuo lengviau montavimas, kad būtų, stebėjimas, monitoriavimas, tai testuojamės viską, mikrofonus testuojam, vaizdo sistemą, kamerų išdėstymą, apšvietimą ir kol kas viskas super atrodo.
Tai bus vieta ne tik, kur galėsiu dalinti savo patirtimi, bet kviesiu ir skirtingus sričių ekspertus, kurie padės man analizuoti žmonių pasaulį, savo įžvalgomis, savo patirtimi. Tai bus vieta, kur visi tapsime tobulesni ir galėsime pasimti kažkiek truputį gėrio. Mano tikslas tyrinėti žmogaus potencialą skirtingose srityse – verslo, psichologijos, mitybos, medicinos ir kitose srityse. Tačiau labiau už viską norėjau sukurti bendruomenę, kuri norėtų gyventi autentiškai ir siekti savęs tobulėjimo. Taigi kartu kviečiu ir tave leistis į šį projektą. Nesvarbu, ar ieškai praktinių patarimų, savęs įkvėpimo, energijos, žinok, kad esi ne vienas. Ir atmink, projektas dar tik prasideda.